Labas rytas visiems. Kaip matote, aš čia filmuoju savo antrą dieną Palangoje. Esu ne per seniausiai atsikėlusi, pavalgiusi ir dabar einu daryti savo makiažą. Kadangi šiandien ne diena kaip visos, o šiandien važiuoju į Klaipėdą į Ievos Maslauskaitės studiją. Tikriausiai visi žinote ją kaip youtuberę Chanel. Tad labai džiaugiuosi ir dabar einu daryti, kaip ir sakiau, makiažą. Na štai ir mano makiažas. Nežinau, kaip jam iššūčiau į parodyti, nes jeigu nešu kamerą arčiau, matote uždengia pusę savo veidą. Ir eina jau rengtis. Na štai mes su Rita jau ir prie studijos. Apsimiršau. Dabar taip iš šonio kartą. Gali prie to veidėti.
Geras. Aha. Svarbu, kad visame panašiai būtų. Labas. Kas čia tokias? Nežinau, atvyko. Kur jūs čia esat? Studijuotis. Ir ką čia darot? Valgot tortą, ne? Jo. Atėjot pavalgyti? Supratau, skanaus. Sveiki, Monikos žiūrovai. Aš esu su Monika, pas save makiažo studijai, va jai padariau makiažą. Pasirodė. Ar patenkite, Monika? Aha, labai. Toks labai šaunu. Tai ką, noriu perduoti linkėjimus. Tiesiog linkėjimai iš Klaipėdos visiems Monikos žiūrovam. Mes jau laisvos, jau išėjom iš Studio 3 ir dabar einam pavalgyti į Čelpicą. Sakysiu šios lietinius su varške ir šiaip pienišką kokteilį su braškiniais. Štai ir mano kokteilis bei lietiniai. Atrodo nuostabiai ir skonis, manau, bus nuostabus. Aš tai pavalgėm. Žiauriai karšta, per karšta jau. Kaip tau? O, įsivėliau ir pamiršau, kas tai klausiau. Na, aš jau grįžau. Buvo labai smagu pirmą kartą su Ieva gyvai sutikti jos makiažo studijoje. Nenorėjau filmuoti daug, nes, na, mes valgėme, bendravome. Tai pafilmavau tik truputėlį, kiek ir išėjo, kaip matė Rita. Filmavo dar truputėlį, kaip man daro makiažą. Labai jaukiai iš tikrųjų ta studija, atmosfera, muzika. Na, nežinau net kaip jums apsakyti. Ko gero neišreikštų jausmų tiesiogiai dabar per kamerą, bet tikrai buvo labai malonus susitikimas. Tai ilgai jo nepamiršiu, ko gero. Ieva yra nuostabus, malonus žmogus. Na, kaip draugė, mes šnekėjome apie viską, apie gyvenimą, apie viską tiesiog. Nežinau, kaip apsakyti. Tikrai labai buvo smagu. Labai džiaugiuosi. Norėčiau jums parodyti jos vizitinę kortelę. Makiažo studijos, na, jeigu kartais ieškote puikios specialistės Klaipėdoje, kuri galėtų jums padaryti makiažą. Tikiuosi matote informaciją, adresas, telefono numeris. Štai. Ir dar pasidarėme kartu nuotrauką ir aš ją įkėliau į Instagramą. Labai miela. Man labai patinka šitą nuotrauką. Tai tiek būtų dabar ir nežinau net, ką šiandien dar veiksiu. Ko gero dabar eisiu pavalgyti. Na, jeigu eisiu į miestą, tai būtinai filmuosiu. O jeigu ne, tai filmuosiu, kaip einu miegoti, ko gero. Na, kadangi niekur neėjau, kaip ir sakiau, filmuosiu savo vakarą, tai kaip eisiu miegoti. O nejau dėl to niekur, kad pasirinkau pailsėti, pavalgyti. Pažiūrėjau kelias serialų serijas. Gerai praleidau laiką čia, namie ir... Na, bet rytoj tai tikrai eisiu. Žadu eiti ir prie jūros, ant tilto galbūt. Galbūt vėl išsinuomosiu tą dviratį kaip vakar, nu, dar nežinau. Eisiu tikrai į miestą. Yra 10 val. Vakaro. Paskaitysiu knygą ir eisiu miegoti. Tad iki rytojaus. Iki.